Tai vienas įdomiausių mano temų, kurių šiandien mano kanale jau bus 13. Jas darydamas labai daug įdomiai prisiskaitau, bet smagu tai paversti į epizodą ir apie tai papasakoti jums. Taigi, paspauskite patinka mygtuką ir leiskite man sugrįžti su pirmąja šiais metais, bet jau 13-ąja neįtikėtinų faktų dalimi. Šiaurės Afrikos ir artimųjų rytų sužadėtuvių ar vestuvių šventėse egzistuoja paprotys gyvūnus dovanoti arba viešai demonstruoti kaip prabangos, vaisingumo, statuso ar sėkmės simbolį. Šis vaizdo įrašas buvo nufilmuotas Libijoje. Čia užfiksuota į stiklo dėžę supakuota gazelė. Tokia žiauri dovana pakraupino ne tik internautus iš viso pasaulio, bet ir Libijos visuomenę. Net artimųjų rytų šalyse tokie atvejai yra tapę reti. 1963 metais vienas turkas pastebėjo, kad vis dingsta jo vištos. Remontuodamas namus jis pastebėjo, kaip paukščiai į per remonto darbų žemėje atsivėrusią mažą skylę įkrenta ir dingsta visam. Pradėjęs kasti giliau, vyras negalėjo patikėti. Anonimu žiniasklaidai norėjęs likti vyras aptiko tamsų praėjimą. Tai buvo vienas iš daugiau nei 600 įėjimų į didžiulį požeminį 18 aukštų 85 metrų gylio senovinį Derinkujų miestą. Jis buvo pastatytas maždaug 7-8 amžių prieš Kristų. Žmonės jį naudojo ne vieną amžių, ten slėpdavosi nuo skirtingų pavojų, pagrinde per įvairius pavojingus laikotarpius, pavyzdžiui karus, antpuolius ar politinio nestabilumo metą. Viduje buvo atrastos ne tik gyvenamosios erdvės, bet ir šuliniai, ventiliacijos šachtos, sandėliai, arklidės, mokyklos, maisto turgus bei religinės patalpos. 2001-aisiais Meksikos pilietis Enrique Aguilaras Canchola buvo rastas įsiūtas į automobilio keleivio sėdynę, taip bandydamas neteisėtai patekti į Jungtines valstijas. 42 metų Canchola buvo rastas pasienio punkte Kalifornijoje. Įtartiną sėdynę pastebėję darbuotojai nusprendė nuplėšti jos apmošalą. Tuo metu, kai jis bandė kirsti sieną, tai buvo judriausias pasienio perėjimo punktas pasaulyje. Na, už tokias pastangas tikrai galėjo paleisti žmogų. Beje, ar čia apačioje kartais netiesus išmatų išmetimas per mašinos dugną? 2022 metais buvo aptiktas manoma didžiausias voratinklis pasaulyje. Šiame Sieros urve tarp Albanijos ir Graikijos buvo atrasta 111 000 voragyvių buveinė. Kelių skirtingų rūšių vorų kolonija gyvena 106 m² voratinklių masėje. Tik pažiūrėkite, kaip jis atrodo liečiant žmogui. Tikiuosi šio video nesiūsite draugui, kuris bijo vorų. Šie vorai minta mašalais, kurie čia atskrenda norint maitintis baltą mikrobinę bioplėvelę, kurią urve sukuria sierą oksiduojančios bakterijos. Galėtų tų vorų šiek tiek įsiveisti ir Kuršių nerijoje, nes ten nuvykus kartais neįmanoma išlipti iš automobilio. Čia vien yra musės. Oh my god. What is this? Tai čia nenormalu. Visas krantas taip. Kas dar įdomu, kad urvo viduje gyvenantys vorai genetiškai skiriasi nuo savo giminaičių iš išorės, o tai leidžia manyti, jog jie prisitaikė prie savo tamsios ir atšiaurios aplinkos. Na ir vietelė, ką? Kalbant apie keisčiausias vietas Žemėje, įsivaizduokit, atsiduri kažkur dykumos viduryje, saloje be žmonių ar mieste po žeme ir staiga dingsta internetas. Tada navigacija, vertimai ar paprastas Google tampa prabanga. Dėl to kelionėse dabar visada naudoju Seilį. Vos nusileidus gali prisijungti prie vietinio tinklo be jokių fizinių kortelių ir kosminių roamingo kainų. Seilį veikia daugiau nei 200 šalių, o setupas trunka vos kelias minutes. Jei ir jūs planuojate keliones, Seilį planams su mano kodu gausite 15% nuolaidą. Nuorodą ir kodą rasite video aprašyme. Ačiū, kad išklausėte, o dabar galime grįžti į epizodą. 2013 24 metus Burger King greitojo maisto restorane dirbusi moteris buvo atleista už tai, kad namo parsinešė žuvies sumuštinį, bulvyčių ir apelsinų skonio gaivųjį gėrimą. Ji prieš tai savo vadovės paklausė, ar gali pasiimti maisto namo. Darbuotoja teigė, kad leidimą gavo.
O štai ta vadovė teismui nurodė, kad darbuotoja gavo leidimą tik sumuštiniui, o bulvytėms ir gėrimui ne. Todėl apkaltino virėją vagyste ir atleido ją iš darbo. Tačiau teismas bandymą sutaupyti 50 centų restoranui pavertė kur kas didesniu nuostoliu. Britų Kolumbijos aukščiausiojo teismo teisėjo darbuotojai už neteisėtą atleidimą priteisė $46 000 kompensacijos. 7 metų mergaitė vardu Bonnie kartą su patėviu apsipirkinėjo maisto parduotuvėje ir netikėtai ant vieno pieno pakelio pamatė savo pačios veidą. Ji atpažino savo nuotrauką, tačiau nesuprato, ką tai reiškia. Vėliau tą nuotrauką pamatė ir Bonės šeimos kaimynai. Jie apie tai pranešė policijai. Pasirodo, kai mergaitei buvo 3, ją iš biologinio tėvo globos pagrobė viena bevaikė šeima. Ją augino kaip savo. Jungtinėse Amerikos valstijose 80–90 metais veikė vadinamoji dingusių vaikų pieno pakelių kampanija, kai ant pieno pakelių buvo spausdinamos dingusių vaikų nuotraukos, tikintis, kad žmonės juos atpažins. Nors sėkmingų istorijų ši akcija daug neatnešė, tačiau tai visuomenę privertė susimastyti. Tėvai ėmė labiau prižiūrėti savo vaikus ir saugoti juos nuo galimų pavojų. Skaičiuojama, kad per visą programos veikimo laikotarpį vaikų pagrobimai šalyje sumažėjo maždaug 40%. Egzistuoja toks keistas Kinijoje paplitęs grybas Lanmao asiatica. Keistas jis tuo, kad jei valgomas neparuoštas ir žalias, žmonėms sukelia tas pačias haliucinacijas. Jie regi mažyčius elfus primenančius žmogeliukus. Jie mato, kaip mažyčiai žmogučiai žygiuoja po durimis, lipa sienomis ir kabinasi ant baldų. Mokslininkai šį reiškinį vadina liliputinėmis haliucinacijomis. Reta būsena, kai žmogus regi miniatiūrinius žmones arba fantastinės būtybės. Panašių atvejų Kinijoje yra fiksuojama dar nuo praeito amžiaus, o Papua Naujojoje Gvinėjoje dar anksčiau. Ir nors apie tuos pačius reginius pasakoja daug skirtingų žmonių, tyrėjai šį fenomeną vadina kultūriniu mitu. Bet Kinijos Junano regione, kur paplitęs šių grybų vartojimas, turguose pakalbinti grybų prekeiviai iš karto nurodys, kuris grybas priverčia matyti mažus žmogeliukus. Įdomiausia tai, kad mokslininkai iki šiol net nežino, kas sukelia haliucinacijas. Įprastų grybuose randamų haliucinogenų ar kitų žinomų psichoaktyvių junginių juose rasta nebuvo. Suvalgius žalią Lanmao asiatica, haliucinacijos prasideda tik po 12–24 valandų ir gali tęstis labai ilgai. Kartais tiek, kad prireikia vykti į ligoninę. JAMA Network Open akademinėme žurnale paskelbti duomenys parodė, kad žmonės gyvenantys per 1,5 km nuo golfo aikštynų turi 126% didesnę Parkinsono ligos riziką. Tai yra daugiau nei 2 didesnė tikimybė susirgti, lyginant su tais, kurie gyvena 10 ar daugiau kilometrų atstumu. Vienas iš galimų paaiškinimų – pesticidai, kurie dažnai naudojami golfo aikštynuose. Jie gali patekti į gruntinį vandenį arba pasklisti ore. Mat Parkinsono esmė yra ta, kad nyksta dopaminą gaminančios nervinės ląstelės. Kai dopamino mažėja, atsiranda judesių simptomai. O štai kai kurie pesticidai yra neurotoksiški ir gali pažeisti būtent tas ląsteles. Yra panašių atvejų, kai vaikai augę prie kalėdinių eglučių fermų susirgo leukemija. Mat įtariama, kad kai kurie pesticidai trukdo normaliam imuninių ar kraują formuojančių ląstelių vystymuisi, didina oksidacinį stresą ir net sukelia DNR pažeidimus. 1998 metais, kai dar lėktuvuose buvo galima rūkyti, dėl cigarečių dūmų vienam Olympic Airways keleiviui prasidėjo astmos priepuolis. Jo žmona 3 kartus skrydžių palydovų prašė perkelti jį toliau nuo rūkančiųjų zonos. Nors lėktuve buvo 11 laisvų vietų, stiuardesė iš pradžių pasakė, kad laisvų vietų nėra, o vėliau, kad yra per daug užsiėmusi, jog padėtų. Po maždaug 2 valandų vyras pats persikėlė arčiau lėktuvo priekio. Žmona atnešė jos skubos pagalbos rinkinį ir suleido adrenalino. Atsitiktinai tame pačiame lėktuve skridęs alergologas suleido ir antrą dozę, tačiau gaivinimas poveikio turėjo mažai. Žmogaus išgelbėti nepavyko. Galiausiai vyras mirė. Jo našlei vėliau teismas priteisė $1,4 milijonų JAV kompensaciją. Keista pagalvoti, kad anksčiau rūkyti buvo galima kone visur – lėktuvuose, ligoninėse, restoranuose, net gimdyklose.
1947 metais mokslininkai tiesiog norėdami pažiūrėti, kas nutiks, į uraganą išbarstė susmulkinto sausojo ledo. Po to audra netikėtai pasisuko 135 laipsnių kampu, sustiprėjo ir smogė Džordžijos valstijai Amerikoje. Tai sukėlė didžiulį visuomenės pasipiktinimą ir net grasinimus teismais. Buvo reikalaujama prisiimti atsakomybę už milijoninę žalą. Tai buvo pirmasis pasaulyje bandymas dirbtinai pakeisti uraganą. Projektas vadinosi Project Cirrus. Idėja atsirado po to, kai mokslininkai nustatė, kad sausasis ledas gali priversti debesų vandenį staiga sušalti ir teoriškai pakeisti debesų elgesį. Tada jiems kilo klausimas, o kas jeigu tą padarytume uragane? Iš pradžių į uraganą lėktuvas išbarstė apie 36 kg susmulkinto sausojo ledo. Vėliau dar atliko papildomus išmetimus į atskirus debesis. Mokslininkai manė, kad eksperimentas niekam nepakenks. Vėliau meteorologai išanalizavo ankstesnius uraganus ir parodė, kad tokie posūkiai kartais įvyksta natūraliai, net be jokio įsikišimo. Galiausiai neatsirado patikimų įrodymų, kad sausasis ledas iš tikrųjų pakeitė uragano trajektoriją. Kai kurie žmonės sergantys sunkia demencija arba turintys didelių smegenų pažeidimų prieš pat mirtį trumpam netikėtai atgauna visišką psichinį aiškumą. Šis reiškinys vadinamas terminaliniu nušvetimu. Iki šiol nėra patvirtinto neurologinio paaiškinimo, kodėl taip nutinka. Pavyzdžiui, žmogus, kuris mėnesius ar metus neatpažino šeimos, staiga atpažįsta vaikus ar sutuoktinį. Žmogus, kuris nebekalbėjo, ima kalbėti pilnais sakiniais, prisimena senus įvykius, paprašo mėgstamo maisto, kartais net padainuoja ar grįžta prie seniai pamirštų veiklų. Toks epizodas trunka įvairiai – kelias minutes, kelias valandas, retesniais atvejais net kelias dienas. Toks fenomenas šiek tiek prieštarauja logikai, nes demencija nėra tiesiog užblokuotas mąstymas. Jie sergantys turi negrįžtamai nunykusius neuronus, pažįstas jungtis ir struktūrinius smegenų pokyčius. Nors nėra įrodyta, tam paaiškinti visgi yra kelios hipotezės. Kai kurie tyrimai rodo, kad mirštančiose smegenyse trumpam padidėja aktyvumas ir atsiranda daugiau aukšto dažnio bangų, kurios siejamos su budrumu ir atmintimi. Taip prieš mirtį nutinka vadinamasis paskutinis smegenų aktyvumo šuolis. Dar gali trumpam įsijungti alternatyvūs nerviniai tinklai, kai smegenys gali trumpam apeiti pažeistus kelius. Taip pat prieš mirtį pakinta deguonies, neuromediatorių ar metabolizmo pusiausvyra, kas atminčiai gali padaryti įtaką. Dar egzistuoja panaši būsena medicinoje vadinama paradoksiniu nušvitimu, kai toks aiškumo epizodas įvyksta, bet mirtis neateina. Tai panašus reiškinys, tik nebūtinai gyvenimo pabaigoje. Per 2015 metų Londone vykusi tyrimą 2 studentai vos nemirė po to, kai jiems per klaidą buvo skirta 30 gramų kofeino. Iš tikrųjų turėjo būti 0,3 gramai. Mat dozė buvo apskaičiuota neteisingai, dėl ne vietoje padėto kablelio telefono kalkuliatoriuje. Tai įvyko Northumbria University mokslo eksperimento metu. Tyrime buvo norima išmatuoti, kaip kofeinas veikia fizinį krūvį. Kad būtų lengviau įsivaizduoti mastą, viename kavos puodelyje yra maždaug 0,1 gramo kofeino. Tai reiškia, kad 2 savanoriai studentai suvartoja maždaug 300 kavos puodelių vienu kartu. Jiems simptomai prasidėjo beveik iš karto – galvos svaigimas, neryškus matymas, drebulys, vėmimas ir labai dažnas širdies plakimas. Jiems nedelsiant buvo atlikta dializė ir iš organizmo kofeinas pašalintas. Abu jie išgyveno, bet vienas studentas ligoninėje praleido 6 dienas, jam sutriko atmintis. Jie abu nors ir fiziškai vėliau pasveiko, gydymo metu neteko apie 10–12 kg svorio. 30 gramų kofeino dozė yra daugiau nei mirtina. Anksčiau buvo registruota mirčių suvartojus vos 18 gramų kofeino. Universitetas dėl šios klaidos atsiprašė ir buvo nubaustas 400 000 svarų bauda. Mergaitė vardu Breelyn gimė visiškai sveika, tačiau kai jai buvo vos 2 dienos, ją į lūpas pabučiavo žmogus turėjęs pūslelinę. Tuo metu mergaitės imuninė sistema dar nebuvo pilnai išsivyšiusi. Jie užsikrėtė herpes viruso sukeltų encefalitu, dėl kurio prasidėjo traukuliai ir buvo pažeistos smegenys. Mergaitė neįgali tapo visam laikui. Virusas pažeidė 60% dešinės pusės smegenų ir apie 10% kairės.
Jei naujagimis užsikrečia herpes simplex virusu, infekcija kartais gali patekti į kraują, vidaus organus arba smegenis. Vienas vyras žiūrėdamas laidą apie antikvarinius daiktus pastebėjo ten rodomą Navahų antklodę, kuri buvo labai panašiai į tą, kurią jam buvo palikusi močiutė ir kuri daugelį metų tiesiog gulėjo spintoje. Laidoje ta antklodė buvo įvertinta nuo 300 iki 500 tūkstančių dolerių. Po to vyras nusprendė patikrinti ir savo antklodę. Ji buvo autentifikuota ir pasirodė esanti tikra, o visų nuostabai vėliau parduota aukcione už $1,5 milijono JAV dolerių. Tas vyras vardu Lorenas Kreitzeris ir turbūt kaip dauguma mūsų padarytų labai apsidžiaugė, kad spintoje daug metų gulėjęs karmalas gali kainuoti virš milijono. Antklodė jo šeimoje buvo laikoma tiesiog senų daiktų. Tokios antklodės kaip apsiaustos buvo austos maždaug XIX amžiaus viduryje. Jos anuomet buvo prestižo ir statuso simboliai. Ekspertai mano, kad pasaulyje gali būti likę vos apie 50-60 autentiškų tokių egzempliorių. 2006 žiemos olimpinėse žaidynėse Norvegijos slidininkų komandos treneris, sulūžus kanadiečių sportininkas Saros Renner lazdai, jai davė savo komandos atsarginę lazdą. Dėl to vėliau Norvegui Kanados ūkininkų organizacija išsiuntė 5 tonas klevų sirupo dovanų. Kanada tuomet iškovojo sidabro medalį. Po žaidynių Kanadoje ši istorija tapo beveik nacionalinė legenda. Adau Elephant nacionalinėme parke Pietų Afrikoje gyveno liūtė vardu Josie. Paskutiniais gyvenimo metais ji neteko regėjimo. Beveik visada gamtoje tai reiškia mirtį, tačiau ji dar pagyveno palyginus ilgą laiką. Jai numirti neleido jos suaugusios dukros. Jos beveik nuolat vaikščiojo su mama kartu. Visada judėdavo arti motinos, kad ši galėtų orientuotis pagal garsą ir kvapą. Jaunosios liūtės medžiojo pačios ir po sėkmingo laimikio kviesdavo motiną prisijungti paėsti. Tai gana neįprasta, nes laukinėje gamtoje silpnesni greitai miršta, o giminystės ryšio suaugę gyvūnai bent jau žmogiška prasme nepajaučia. Šiandien tiek. Kuris faktas jūsų domina labiausiai, o gal norite pasidalinti viena iš su jais susijusią istoriją? Lauksiu jūsų komentarų ir būtinai juos atsakysiu. Beje, nepamirškite prenumeruoti mano kanalo, juk tai nieko nekainuoja, o juk sako, geriausi dalykai yra nemokami. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.